jumis šiame epizode. Ir noriu iš tikrųjų visų pirma pasveikinti tuos, kurie atradote šį epizodą pirmą kartą, apskritai visą podcastą ir galbūt nežinote, kas aš esu. Tad iš tikrųjų daugiau negu 7 metai, kuriu verslą online erdvėje, per mažiau negu 2 metus galėjau visiškai mesti savo pilno tato darbą ir pradėjau vesti šią saviugdos tinklalaidę prieš beveik 4 metus, nes norėjau duoti žmonėms daugiau suvokimo, supratimo apie save ir tuo pačiu metu dalinantis savo asmeninę kelionę. Ir šis podcastas yra iš esmės kaip mano paveldas, mano pačios kelionė. Jisai keičiasi, keičiuosi aš pati ir tiesiog labai noriu padėkoti, kad esate mano erdvėje, nes žinau, kad dažnai žmonės atranda šį epizodą, podcastą ir epizodą ir tiesiog nori trumpai prisistatyti ir su jumis. Ir šią savaitę aš noriu jums pakalbėti apie tai, ką dažnai aš esu kalbėjusi, bet manau, kad visiems mums reikia to priminimo ir galbūt pasitikrinimo, kur mes esam. Tai kuriuose gyvenimo srityse ar kurioje gyvenimo srityje tu priešiniesi, bet iš tikrųjų, ką tau reikėtų padaryti, pasileisti tėkmei, paleisti kontrolę. Kodėl būtent ši tema? Todėl, kad kaip kiekvieną šeštadienį dabar būdama Balyje, aš lankau jogos klasę, kur yra ne šiaip savo jogos klasė, tai yra iš tikrųjų sunkiai paaiškinama patirtis, tai yra daug daugiau negu jogos klasė, mes pažiūrim tiesai akis ir mums yra tokie keliami klausimai, nuo kurių mes dažniausiai žmonės bandom pabėgti. Ir apie tai yra mano podcastas iš tikrųjų, apie pažiūrėjimą tiesai akis, apie pripažinimą tos tiesos, ar ne? Ir kiekvieną pirmadienį aš noriu duoti jums tos klausimus, kad jūs paklausytumėt ir ne tik išjungtumėt, bet iš tikrųjų kažką padarytumėt, kažką integruotumėt. Ir šį šeštadienį būtent toje klasėje tema ir buvo apie kontrolės paleidimą. Ir kas man tuo metu irgi labai rezonavo, nes pati šią savaitę buvau pagavusi save tam tikrose situacijose, kaip aš kontroliuoju tas situacijas ir atrodo vėl paskendau tose spąstuose savo pasąmonės programuose ir nors atrodo yra tiek daug dalykų, dėl kurių galėčiau dabar džiaugtis ir nesakau, kad nesidžiaugiu, bet tiesiog buvo momentų, kai atrodo, aš vėl esu kažkur įkritusi į kažkokią tai negatyvą, kažkokias tai iliuzijas, ar ne? Ir pradėjau jausti tam tikruose srityse pasipriešinimą, kad aš noriu, kad viskas vyktų pagal mane. Ir taip pat šią savaitę turėjau asmeninius kelis skambučius su merginomis, kurios investavo į mano anglų kalbos programą, su kuria mes dabar startavome, kuri vyks 3 mėnesius. Tai iš tikrųjų su viena mergina mes kalbėjom pirmą kartą asmeniškai ir jinai man pasakė tokius dalykus, kur pamaniau, kad tikrai reikės su žmonėm pasidalinti garsiai, nes tikrai, manau, yra daug žmonių taip pat jaučiasi, bet retas apie tai kalba. Tai kad mes žmonės dažnai jaučiamės kalti, kai mes nedirbam, ar ne? Tai pavyzdžiui, ypatingai kažkas dirbat savo ir, tarkim, neturit darbdavio, neturit fiksuotų valandų, bet dirbat grinai savo ir realiai nuo jūsų tik priklauso jūsų atlyginimas, ar ne? Ir kas gali nutikti mums dažnai, žinau, tai iš savo labai gerai patirties ir kaip man šitą merginą irgi sako, kad, žinai, atrodo, kad visą laiką turiu kažką daryti vardant savo verslo. Ir jeigu aš nueinu pailsėti, jeigu nueinu ten pažiūrėti kokį filmą, aš dėl to jaučiuosi kalta. Ir čia ir yra ta tokia programa, kur eina pas labai daug žmonių, kad mes galvojam, kad tik nuo mūsų viskas priklauso ir kad jeigu mes nedarom, nieko ir nebus. Tai aš nesakau, kad reikia susidėti kojas ant stalo ir viską mes nieko nebedaryti. Ne. Reikia suprasti tą dalyką, kad viso ko esmė yra balansas. Tai kaip mes galim iš tikrųjų padaryti tą balansą, kad mes taip imamės veiksmų, mes darom tai, ką mums reikia daryti, bet tą kitą pusę mes paleidžiam aukštesniai jėgai, kuri mums yra nematoma, nesuvokiama, mūsų žmogiškų protų tai yra visiškai nesuvokiami dalykai, kas apskritai yra ta aukštesnioji jėga, aukštesnioji išmintis, ar kuo jūs tikite, ar Dievas, ar Jėzus, ar visata, žodžiu, kaip kas ką įsivaizduoti, ar ne, bet esmė tame, kad yra kažkas daugiau negu mes patys. Ir aš ją tiesiog ir pasakiau, sakau, žinai, ką aš darau, aš sakau, puikiai žinau, ką tai reiškia ir aš esu buvusi toje situacijoje ne kartą, kaip pati verslo kūrėja ir pati realiai, dirbant ant savęs, kad būdavo pas mane irgi, kad aš pastoviai turiu būti telefoną, aš pastoviai turiu kažką tikrinti, daryti ir panašiai. Ir kad aš negaliu visko kontroliuoti. Ką aš galiu kontroliuoti, kaip aš įkeliu šį podcastą, kaip aš įkeliu šį epizodą, kaip aš įkeliu kažkokį postą, bet aš negaliu kontroliuoti, kas jį pamatys, kas susidomės, kas pakomentuos ar ne, kas pradės klausyti, kas klausys visą epizodą, kas išjungs pusiaukeliai, kam patiks, kam nepatiks. Aš negaliu šitų dalykų absoliučiai kontroliuoti. Ką aš galiu kontroliuoti yra savo pačios veiksmus, ar ne? Tai tą palieki, kaip sakant, yra
50% ant 50%. 50% tai yra, kiek tu pats gali įdėti pastangų ir kiek tu įdedi, o kitą pusę tu palieki aukštesnė jėgai. Tu palieki tai, kas tau yra nematoma. Nes tu, kaip sakau, negali kelt kažkokią video, aš aišku, čia duodu pavyzdžius iš, tarkim, verslo kūrimo ar ne socialiniuose tinkluose, bet tikiuosi suprantat, ką turiu omeny, ar ne, kad aš galiu kelt video, bet aš negaliu kontroliuoti, kas jį paklausys ir panašiai. Taip pat yra jūsų gyvenimo srityse. Galbūt jūs šiuo metu ieškot antros pusės. Galbūt jūs ieškot gyvenimo partnerio ir jūs bandot, einat į visokius ten datingų puslapius ir bandot kažkaip, kaip sakant, stumti, ar ne, per prievartą. Tiesiog bandot kažkaip vis tiek susirasti tą partnerį, nors iš tikrųjų, ką jūs darot, jūs tiesiog stumėt ir jūs nepasitikit, kad viskas pas jūs ateis tada, kada jums bus laikas, ar ne? Ir čia yra viso ko esmė, kaip mes galim labiau pasitikėti, kaip mes galim pasitikėti tą aukštesnėje jėgą, kurios mes nematom. Ir čia visiškai nesvarbu, ar tu esi religingas, ar tu esi ten tikintis ar netikintis, netame yra esmė. Esmė, kad mes daug dalykų net nepaaiškinsim, nesuvoksim ir žmogiškai nesuvoksim su savo žmogišku protu, supranta? Čia yra kažkas mums tiesiog. Ir jeigu esat skaitę knygą Sielų kelionės, tai manau tikrai suprantat, apie ką aš kalbu, kad mes kaip žmonės apskritai esam čia tokio labai laikinoj patirtyje ir galbūt mes daug kas gyvenam labai daug gyvenimų ir iš tikrųjų mes kaip sielos vis išeinam į naujus gyvenimus tam, kad mes paaugtumėm, kad patobulėtumėm, kad kažko naujo išmoktumėm, esam pasidarę tam tikrą misiją, tam tikrus sielos kontraktus su tam tikrais žmonėms taipogi. Ir aišku, mes, būdami šioje žmogiškoje būtybėje, mes to nežinome, nei kas, nei kaip, nei kur, bet mūsų sielos juos žino, suprantat? Ir ką aš noriu jums pasakyti, mėlyjei, kad mes daug dalykų negalim paimti ir sukontroliuoti, bet mes galim paimti kontroliuoti savo veiksmus, ką mes darom, ar ne? Ir kas, žinokit, nutinka? Kai tu iš tikrųjų paleidi, kai tu nustoji priešintis, ieškoti tos antros pusės, ieškoti kažkokio tai kolegos tobulo, ar ten verslo partnerio, ar, pavyzdžiui, mano atveju dabar ieškau nuomininko savo butui. Tiksliau agentūrą ieško, bet irgi toks buvo momentų, atrodo, kad tai kaip čia kas. Ir paskui aš tiesiog pasakau, žinai ką, aš palieku viską visatai, visata suras tą žmogų, kuriam to reikia ir kuriem bus viskas labai, mums visiems tiesiog viskas labai bus gerai, ta prasme, ir viskas. Ir aš palieku kontrolę, mes viską darom, ką mes galim daryti, bet visa kita ateis tada, kam yra laikas, ar ne? Ir tada antiek tau palengvėja, supranta, tau nereikia eiti ir galvoti, oi, man gal reikia daugiau daryti, gal man reikėtų čia dar daugiau tų skelbimų primėti, gal man reikėtų čia kažką agentūrai parašyti ar ne, arba gal man reikėtų daugiau pasimatymų vaikščioti, gal man reikėtų dar daugiau ten žinučių išsiųsti, daugiau video kurti, daugiau postų kurti, suprantat, ar ne? Nes kas mums dažniausiai atsitinka, kad kai mes einam į tą tokį kontroliavimą, tai mes tiesiog mums iš karto pirmas yra veiksmas, tai kad eiti daryti daugiau, ar ne? Ir aš pati labai tai puikiai žinau, ypatingai kai tave gal apima panika, ar tas toksai bejėgiškumas, ar ne, kad tai kaip aš gausiu tą rezultatą, kaip aš tai padarysiu, tai aš turiu daryti daugiau, aš turiu dabar daryti daugiau, ar ne? Ir ką mes dažniausiai darom, kad mes darom iš tokio nepritekliaus energijos, kad mes darom labai su tokia, kaip pasakyti, pasipriešinimo energija, ar ne? Ir tikrai galbūt patys esat jautęsis taip, arba netgi matę žmonės, kurie, pavyzdžiui, jaučiasi, kad kažkas yra ne taip, ar ne? Tai va tie žmonės ir įeina tą tokį nepritekliaus energiją ir iš tokio nepritekliaus energijos labai sunku pritraukti kažką gero, labai sunku yra pritraukti kažko, ko mes iš tikrųjų norim, nes mes iš tikrųjų nepasitikim, mes priešinamės ir mes spaudžiam ir mes stumiam, suprantat? Tai labai gerai savęs paklauskit, kurioje gyvenimo srity jums reikėtų daugiau tos paleidimo kontrolės, nustoti tiek daug stumti, nustoti tiek daug kažko tikėtis ir paleisti, suprantat? Nes kai jūs paleisit, kas tada atsitiks, kad jūs nustosit sakyti, aš žinau, ko aš noriu, kad būtų būtent taip ir aš tai gausiu. Ar ne? Kas, aišku, kitiems žmonėms pavyksta, bet kokiu atveju tai gauti ir aš nesakau, kad čia tiesiog reikia nustoti imtis veiksmų, bet imtis veiksmų su tikėjimu, kad tai įvyks ir kad ateina pas jūs netikėčiausiais variantais. Ne tik tas variantas, kurį tu esi sugalvojęs, gali būti vienintelis variantas, suprantat? Čia apie ką aš kalbu. Tai aš, pavyzdžiui, netgi savo galiu pasidalinti, ar ne, prieš savaitę kalbėjau apie tai, kaip aš esu čia Balyje, kaip aš vizualizuodavau, kaip aš ėmiausi veiksmų tai daryti, ar ne. Tai nebuvo tai, kad aš sėdėjau ir laukiau, kol man kažkas įvyks. Aš kiekvieną dieną ėmiausi veiksmų, bet taip pat aš dariau daug ir praktikų, aš dariau vizualizacijos praktikas, aš dariau nervinės sistemos plėtimo praktikas, kad aš galėčiau priimti daugiau pajamų, galėčiau priimti daugiau gausos. Aš taip pat dariau ir kvėpavimo įvairius pratimus, ar ne? Tai, kaip sakant, toks suderinamas, suprantat, kad tu ne tik tai darai, bet tu iš tikrųjų skiri laiko ir savo vidiniui pasauliui. Nes kad ir kiek tu darysi, čia yra tikrai labai daug apie ką aš
savo podcast'e aplamai kalbu, kad nesvarbu, kiek tu darysi, bet jeigu tavo nervinė sistema nebus pasiruošus tai priimti, nes mūsų pasąmonė, suprantat, jai yra baisu. Mūsų sąmonė be abejo nori daugiau pinigų, kažkokio tai partnerio ir panašiai, bet mūsų pasąmonė mus iš tikrųjų pristabdo, nes mūsų smegenis, mūsų kūnas iš tikrųjų nori, kad mes būtumėm ten, kur mes esam. Supranta, dėl to tas pokytis gyvenime yra velniškai sunkus žmonėms dalykas, nes iš tikrųjų labai sunku yra save perlipti, labai sunku yra perlipti tą vidinį pasipriešinimą, nes pastoviai vyksta kova tarp sąmonės ir pasąmonės, ar ne, nes sąmoningai tu nori to ir to, daugiau pajamų, geresnio gyvenimo ar ne, bet pasąmonė tave vis tiek sugrąžina ten pat. Tai va čia yra dėl ko reikia iš tikrųjų plėsti savo nervinę sistemą, dirbti su tuo nuolatos, nes tik taip jūs galėsite iš tikrųjų tai įveikti. Nes kas nutiks, kad taip jūs galbūt, kaip būnant dažnai, nes žmonės nuvažiuoja visokius renginius, ten motyvaciniai renginiai, užsipompuoja ir tam sykiui tikrai viskas labai gerai einasi, bet kodėl po kelių dienų žmonės vėl grįžta ten, kur buvo, nes jie tiesiog gavo tą tokią laikiną tokią laimę ar nelaikiną tą tokią motivaciją, kaip čia galima pasakyti, ir vėl jie sugrįžo ten pat. Dėl to, kad reikia kasdien tai daryti, kasdien iš tikrųjų praktikuoti, kasdien daryti tos savo ritualus, ar ne, kad mes galėtumėm išplėsti mūsų nervinės sistemą, kad mes galėtumėm priimti daugiau. Ir tuo pačiu metu paleis kontrolę ir atiduoti aukštesniai jėgai. Tai bet aš taip ir sakau, kai man ateina tas toks noras kontroliuoti, vietoj to, kad eiti vėl viską mikromanedžinti, ar dėl to pačio verslo, ar dėl kažkokių kitokių situacijų, kaip tik leisti savo pailsėti, ar ne, ir nueiti tiesiog visą tą situaciją, kuri dabar pas tave yra, pažiūrėti iš to tokio kitos pusės, ne iš tos panikos, nepritekliaus, bet gerai, jeigu pas jūs dabar yra kažkokia situacija, kur gal yra sumažėjusios pajamos, sumažėjo pardavimai, ar iššūkiai su meilė, santykiais ar ne ir panašiai, tai vat pasidėkit ir pagalvokit, kodėl taip gali pas jūs būti. Kodėl? Tiesiog labai be didelių emocijų apžiūrėkit šitą situaciją iš kito šono. Lyg tai, pavyzdžiui, žiūri draugo situaciją, nes mes labai dažnai, pavyzdžiui, esame labai geri patarėjai draugams, pažįstamiems, mums labai lengva patarti, ne, kažkas ateina, pasidalina savo problemą, ten pasako tas ir tas ir tas, ir tu iš karto, ne, daryk taip. Bet vat, mums patiems, mūsų situacijos, kadangi tai yra mūsų situacijos, ar ne, tai yra mums, ta prasme, mums yra sunku. Bet jeigu mes pradėsim žiūrėti iš to šono, įsivaizduokit, kad čia yra draugo tokia situacija, kokia yra pas jūs, ką jūs jam patartumėt daryti. Ir tada mes ką padarysim, kad mes iš tikrųjų nebūsim tame nepritekliui, toje kažkokioj panikoje, o būsim tokioj lengvoj energijoje ir mes peržiūrėję priimsim tam tikrus sprendimus, ką mes galim pakeisti, kad mes galėtumėm pagerinti šitą situaciją. Ir imtis veiksmų ne vėl iš to nepritekliaus, ne iš to man reikia, bet iš to, kaip vadinamo alignment, ar ne, to tokio aukštesnių vibracijų. Ir mažiau daryti iš tikrųjų, nes geriau daryti kokybiškiau, tai ne vien tik tai, kad strategiškai kokybiškiau, bet geriau daryti su aukštesnė energija, iš aukštesnių vibracijų, su kitokiamis intencijomis, bet daryti mažiau, negu daryti daug su labai žemomis vibracijomis ir iš tikrųjų, na, tokios nepritekliaus intencijomis, nes aš darau, nes man reikia pinigų, suprantat? Tai čia yra du skirtingi dalykai. Dėl to, kai yra žmonių, kurie daro daug mažiau, bet jie daro su kita intencija, jie leidžia sau ilsėtis. Dėl to, kad jų nervinė sistema yra sureguliuota, o nesureguliuota nervinė sistema mes kaip tik galvosim, kad reikia pastoviai hustlint, pastoviai imtis veiksmų, pastoviai stumti save ir kas nutinka, kad mes dėl to ir perdegam, dėl to mūsų kūnas sako, ne, aš taip nebegaliu, dėl to mes ir žiūrėk susergam, nebepatempiam ir einam visiškai prieš savo kūną. Aš net nekalbu apie tai, kad žmonės kiti ir net normaliai nevalgo, visiškai apleidžia savo mitybą, savo miegą, tai čia iš vis, ta prasme, daro tikrai didžiulę žalą savo kūnui ir tikrai, nu, per tos 7 metus, kadangi yra tekę daug dirbti su vairių skirtingų žmonių ir žmonės labai sunkiai iš tikrųjų, kaip pasakyti, dirba ir save palieka paskutiniai vietoj, bet anksčiau ar vėliau tau vis tiek reikės prižiūrėti savo sveikatą. Jeigu tu dabar neprižiūri, nes tu labai dirbi daug, tau vis tiek reikės prižiūrėti ir labai dažnai išleisti tuos pinigus, kuriuos tu tenais dėl jų sunkiai dirbai ir ne, arba ieškoti, iš kur tų pinigų dar, nes tu tiesiog palikai save paskutiniai vietoj. Tai va čia ir yra, dėl ko reikėtų susimastyti, kol dar nėra per vėlu ir paklaus savęs, kur aš turėčiau labiau paleistą kontrolę, nes jūs nesat visiškai vieni mėlėjai. Ir aš žinau, kad yra įvairių žmonių, kurie klausot, kurie galbūt turit stipresnį ryšį su visata, gal darot įvairias praktikas, kai kurie iš jūsų galbūt iš vis nežinot, kas yra nei meditacija, nei tos
kvėpavimo pratimai ir jūs tiesiog net neįsivaizduojat, kas čia kaip ir kur. Bet aš galiu jums pasakyti, mėlyje, kad visus mūsų supa ta aukštesnioji energija, tai yra kažkas, kas mums nėra paaiškinama ir mes nesuvoksim tuo pačiu protu. Čia ir yra mokslas tai įrodęs, yra labai daug knygų apie tai parašyta. Labai labai daug, aš sakau, visiems rekomenduoju irgi knygą Sielų kelionės. Ir kadangi mes iš tikrųjų atėjom iš tą gyvenimą su tam tikrą misiją, ar ne, ir kaip sakau, mūsų sielos pasirašė tam tikrą planą, kodėl mes čia esam, ir mums be abejo tai yra nežinoma, kokia mano misija, ko aš atėjau, ir labai dažnai žmonės man irgi sako, kad oi, tau gerai, tu žinai, ką tu nori daryti, tiesiog darai darbus, kurie tau patinka, o aš, pavyzdžiui, nežinau, ar ne, ir tikrai ne man yra toks darbas kaip tavo. Tai be abejo, ne kiekvienam žmogui yra lygiai tas pats skirta, ar ne, ir mes kiekvienas turim tą skirtingą misiją čia nais, taip pat kaip tos sielos įsikūnijusios į šitą kūną. Šitas kūnas tai nėra labai laikina priemonė, su kuriuo mes gyvenam per šitą būtent gyvenimo etapą, bet iš tikrųjų iš sielos prizmės, tai čia yra toksai blyksnis iš tikrųjų. Na, mums atrodo, kad mūsų tas gyvenimas, ne, jis yra, bet vienintelis ir daugiau jo nebus. Tai šiame kūne, šitoj visoje situacijoje tikrai nebus, bet tikriausiai mes gyvensim dar ir kitus gyvenimus. Tai va, tai sakau, jeigu jūs norite labiau pasigilinti, Sielų kelionės knyga yra tikrai apie tai. Ir čia mes, kaip sakant, žaidžiam tą žaidimą, ar ne? Bet yra toks dalykas cheat kodas, per kurį mes galim daugiau atrasti apie save. Tai yra numerologija, tai yra astrologija, human design. Labai daug skirtingų dalykų yra, labai daug skirtingų įrankių, per kuriuos tu gali labai daug atrasti iš tikrųjų, kas tu esi, kokia tavo misija, kokios tavo stipriosios pusės. Ir panašiai, žodžiu. Tai būtent čia yra tas vadinamasis cheat kodas, kur tu gali paimti, suvesti kodą ir pamatyti, aha, aš matau, kokia yra mano kryptis, ar ne, aš matau, ką aš turėčiau labiau fokusuotis. Tai va, tai aš jau kaip ir esu jums pasakojus ne kartą apie gimimo diagramą. Tai yra iš tikrųjų astrologinis žemėlapis, kuris jums leidžia pažinti save, būtent remiantis evoliucinę astrologiją. Tai labai dažnai, va, irgi su šita mergina, kurią turėjom skambutį, kadangi jinai buvo irgi įsigijusi kosminis aš kursą, mes iš tikrųjų kalbėjom irgi apie tai, kad sako, aš prieš tavo kursą visada galvojau, kad aš esu tik tai mergelė ir viskas. Ir skaitydavau kažkokius tai horoskopus, na, kas mergeliai bus šį mėnesį, šiais metais ir panašiai, ar ne, kas yra labai labai abstraktu, nes visų pirma, tai yra tik tai vienas ženklas. Mes visi turim iš tikrųjų visus 12 ženklų, kurie mus įtakoja per skirtingas 12 gyvenimo sričių. Taip, Saulės ženklas, tas jūsų pagrindinis ženklas, kurį jūs žinote, jis turi 70% įtakos jūsų asmenybei, bet 30% dar ateina iš kitų dalykų, ar ne? Iš kitų ženklų ir viskas eina per gyvenimo skirtingas sritis. Ir jis sako, kai aš perklausiau visą kosminis, žodžiu, informaciją, sako, labai daug dalykų išsigryninau ir supratau, kodėl, pavyzdžiui, pas mane yra tam tikros žaizdos, kodėl aš visada gal fokusuodavausi būtent į vieną sritį. Ir tiesiog jai padėjau rasti tos atsakymus ir taip pat dabar jinai žengs žingsnį iš tikrųjų eiti į terapiją su profesionalu, kad jai padėtų iš tikrųjų paleisti tam tikras traumas iš praeities, kuriuos ją dabar labai labai stabdo. Ir iš tikrųjų, žinokit, gimimo diagrama gali labai daug atskleisti. Jūsų žaizdas, jūsų atsineštas traumas per šį gyvenimą, taip pat ir karminės pamokos yra kaip jūsų sielos taipogi. Tai yra iš tikrųjų, kaip sakant, žemėlapis, kuris gali jums sutrumpinti tą laiką ieškant atsakymų. Tad jeigu jums nėra tekę pasižiūrėti savo gimimo diagramą, pradėkit nuo to, tai yra iš tikrųjų labai, tai yra vienas seniausių mokslų pasaulyje, tai nėra kažkas, kas atsirado vakar, tai yra labai labai senas mokslas ir būtent dėl to aš sukūriau kosminis aš kursą, kadangi aš pati praėjau kelionę su visa šita evoliucinė astrologija ir man tai labai padėjo įsigryninti ir apie save labai daug dalykų. Man padėjo labiau suprasti kitus žmonės, tai yra verslo partnerius, savo antrą pusę, savo šeimos narius. Labai taip pat padeda suprasti ir vaikus, kadangi labai dažnai tie vaikai sako, oi, mano vaikas yra toks ir toks, bet jeigu tu pasižiūrėsi astrologinį žemėlapį, tu gali pamatyti, kodėl tas vaikas jis yra toks ir toks. Tai va, tai kosminis aš kursas, tai yra savarankiškas kursas, kurį jūs galite paimti ir įsigyti mano website. Yra pritaikoma nuolaida 40%, šį mėnesį sukūriau jums kodą, kuris vadinasi lapkritis 25, tad kurso kaina gausis tik 66,66 €. Geriausias dalykas yra toks, kad kursas sudarytas iš 5 modulių, tai yra sielos misija, gausos kodai, pasąmonės blokai ir mėnulio fazės taip pat, kas jums padės iš tikrųjų suprasti, kaip mėnulis įtakoja jūs, ne tik pilnatis jaunatis, bet kiekvieną dieną iš tikrųjų, kadangi mėnulis keičia ženklą kas 2
nuo 2 iki 2,5 dienų, tai kiekvieną dieną jūs iš tikrųjų įtakoja pagal jūsų astrologinį žemėlapį, kai jūs suprantat, kas kokiam būste yra, jūs tada galite suprasti, kodėl galbūt jums tam tikrose dienose nėra iš vis noro kažką daryti, o per kitas dienas kaip tik norisi visko daugiau ir noris dalintis, noris socializuotis ir panašiai. Nes iš tikrųjų mėnulis mus veikia kiekvieną žmogų absoliučiai skirtingai, ne tik per tam tikrus įvykius. Šis mėnuo, aišku, astrologiškai turi daug įvykių ir retrogreidas bus Merkurijaus vėlgi. Turėjom iš tikrųjų dabar ką tik super pilnatį taipogi jaučio ženkle. Labai daug visokių dalykų vyksta kiekvieną mėnesį kolektyviai, bet esmė tame, kad mes taipogi kiekvienas esam paveiktas skirtingai, suprantat? Tai va, tai čia labai, žinokit, daug dalykų ir žinau, kad kai kuriem, kas nesat girdėję, atrodys kosmiškai, bet žinokit, tas kursas jums padės tą visą informaciją sukramdyti tikrai lengvai, be jokių žinių iš seniau. Ir taipogi yra sukurtas ir astro gidas, kuris bus kaip jūsų gidas, kuris ves jūs šitoje kelionėje. Ir yra sukurtos darbo knygutės prie kiekvieno modulio, kas jums leis integruoti visą tai, ką aš pasidalinu kurse. Jūs tiesiog integruosit kartu su astro gidu ir taip pat su dirbtinio intelekto pagalba. Tai raginu jūs mėlyje įsigyti, jeigu jūs norit sužinoti daugiau apie save, apie savo šeimos narius, patikėkit, padės, žinokit, daugiau suprasti, labai daugiau pradės suprasti, nes aš apskritai norėčiau, kai atrodo bendrauju su žmogum, pasimti, įstraukti jo gimimo diagramą ir iš tikrųjų tada viskas bus aišku, kas ir kaip ir panašiai. Kad kai pamatai iš tos didesnės, žodžiu, pusės, ar ne, iš kitos perspektyvos. Tai va, tai esu prisegusi nuorodą prie epizodo aprašymo, jeigu norite įsigyti. Taip pat esu visiems dėkinga, kurie mane pasekate, jeigu klausote šio podcasto, pasekate mane ir socialiniuose tinkluose, galite mane rasti Facebook'e, Agnė Derp, Instagrame, aš labai rekomenduočiau jums geriau sekti mano Pakeisk savo gyvenimą, tai yra būtent tinklalaidės pavadinimo profilis, tiek Instagrame, tiek TikTok'e, nes būtent tame profilyje lietuvių kalba aš daugiau dalinuosi iš tikrųjų būtent apie šias temas iš podcasto, taip pat turiu įvairių idėjų turinių šį mėnesį taip pat, nes mano pagrindinis profilis Agnuela, tai yra mano toks labiau asmeninis, mano gyvenimo būdas ir aš jį vedu anglų kalba. Na, aišku, galite pasiekti abudu, jeigu norit mane matyti ir kaip asmenybę. Bet jeigu norit labiau pasiekti iš tos saviugdos pusės, tai geriau rekomenduočiau sekti Pakeisk savo gyvenimą. Tai va, ačiū, kad klausėt ir susitiksim kitą pirmadienį. Tikiuosi, kad jums rezonuos šis podcasto epizodas ir integruosite tai, ką aš čia pasidalinau.